Ja. Labas rytas visiems. Turėtumėt dabar mane girdėti ir matyti. Ir galiu taip pat rašyti praktiką. Iš pradžių neleido. Norėjau, kad galėtumėt visi vėliau peržiūrėti praktikas. Tai labas rytas, tikiuosi pavyko lengvai atsikelti su šypsena. Ir kad tas iššūkis padės prisijaukinti tą ankstų rytą. Iš pat pradžių gali būti nelengva, bet bus su kiekvienu rytu tikrai tik lengviau. Šį rytą turėsim praktiką širdies atvėrimui. Ir ką tai reiškia, kad iš fizinio kūno mes labiau ištempsim krūtinę, atsiversim, duosim daugiau praktikos viršutiniai kūno daliai, rankoms, krūtiniai, nugarai. Ir būtent nugarą noriu liesti šiandieną, nes labai dauguma iš mūsų turim nugaros skausmus. Tai praktika padės ir tuo atveju, kas turi skausmus nugaros. Ir iš dvasinės pusės, tai širdies atvėrimo praktikos yra be galo naudingos, jos skatina atsiverti iš vidaus, skatina meilės jausmo, dėkingumo jausmo savyje. Ir kai mes auginam savyje dėkingumą, auginam savyje meilę, mes galim daug greičiau, daug jausti balansą, harmoniją savo gyvenime. Ir šiandieną praktika būtent tam ir skirta ir kviečiu praktiką pradėti nuo kvėpavimo ir iki pat rytojaus praktikuosim diafragminį kvėpavimą, o ketvirtadienį duosiu naują kvėpavimą. Tai taip pat būkit kartu. Dar informacija dėl rytojaus. Rytoj praktika vyks vakare. Aš įkelsiu šio ryto praktiką, tai galėsit rytojaus rytą taip pat praktikuoti šio ryto asanas arba pirmos arba antros dienos, bet apie rytojaus praktiką nesakysiu, ką darysim, bet rytoj vakare laukia praktika, labai kviečiu būti, aš parašysiu į grupę kalintą ir kaip pasiruošti, bet manau bus labai naudinga, tai būkit rytoj vakare, pasakykit savo artimiesiems, kad gali jie taip pat prisijungti praktiką, arba kad tiesiog duotų jums laiko valandą savo, 50 minučių, mažiau nei valandą. Ir tikrai bus labai naudinga. Ir įsitaisykim patogiai sėdimose padėtyse. Mes augam iš viršugalvių aukštyn ir stiebimės aukštyn. Čia leisk savo pečiams atsipalaiduoti. Sulėtink kvėpavimą. Ir leis sau sugrįžti šį momentą iš ten, kur esi. Galbūt esi praeity, galbūt esi ateity, dienos planuose. Ir leis sau sugrįžti šį momentą. Ir čia pajausk, kaip kūnas atsipalaiduoja, tyloje atsipalaiduoja dabar akimirkoje. Kai tiesiog yra gera būti. Ir čia pajausk savo įkvėpimą. Ir savo kvėpavimą švelniai prisiliesti iš vidaus. Pajaus savo įkvėpimą. Pajausk savo iškvėpimą. Diafragminio kvėpavimo metu pilvas lėtai, patogiai išsipučia. Plečiasi šonkaulių lankas. Su iškvėpimu viskas susitraukia. Lėtas, patogus įkvėpimas.
Pilvas išsipučia. Plečiasi šonkaulių lankas. Su iškvėpimu viskas susitraukia. Čia leisiu susijungti su savo kvėpavimu. Pajausti jį. Pajausti savo buvimą šiame momente. Lėtas, patogus įkvėpimas. Lėtas, patogus iškvėpimas. Ir čia suvesk savo delnus ant širdies. Ir išjaus savo širdies plakimą. Išjaus kiekvieną jos dūžį. Ir čia leisk savo išjausti šio ryto intenciją. Ir šio ryto intencija tai yra apie vidinės meilės, dėkingumo auginimą savyje. Aš atsiveriu meilei, aš atsiveriu dėkingumui. Leidžiu meiliai augti, skleistis manyje. Kai aš pasirenku meilę, kai aš pasirenku dėkingumą, aš jau esu meilė. Čia dar kartelį įkvėpk. Ir su iškvėpimu leisk rankas žemyn. Dar kartelį pajausk save šioje akimirkoje. Ir su kitu įkvėpimu kyla rankos aukštyn, į viršų įkvėpiam. Su iškvėpimu rankos į maldą ir dar kartelį įkvėpiam. Pasikviečiam į save šią rytą energiją. Su iškvėpimu rankos į maldą ir dar kartelį įkvėpiam. Su iškvėpimu rankos į maldą. Ir iš čia galim lėtai, patogiai atsimerkti. Ir labas rytas dar kartelį. Pradėsim asanų praktiką. Ir kviečiu dar kartelį iškelti savo rankas aukštyn, išsitempti. Įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam kairį delną žemyn, leidžiamės link savo kairiosios pusės, ištempiam dešinį šoną, išsitempiam, atsiveriam. Lėtas patogus įkvėpimas. Abudu sėdmenys nuleisti ant žemės. Sėdmenys nekyla nuo kilimėlio. Ir su kitu įkvėpimu kylam aukštyn į viršų, sukamės dešinę pusę. Augam iš viršugalvio aukštyn. Stiebimas aukštyn. Dar kartelį įkvepiam. Ir su iškvėpimu atsisukam į priekį, kyla rankos aukštyn į viršų, įkvepiam. Su iškvėpimu dešinioji ranka leidžiasi žemyn, ištempiam kairį šoną. Ir kaip ir minėjau, visas praktikas paruošiau taip, kad jos sunkėtų ir tuo pačiu, kai praktikuosim sudėtingesnės asanas, turėtumėt pagrindą. Tai visas praktikas apgalvojau taip, kad tos sunkios asanos, kurios gali pasirodyti, atrodytų ir taptų lengvesnės būtent dėl to, kad mes turim pagrindus. Ir iš čia mes kylam aukštyn į viršų,
sukamės į kairį šoną. Ir tai, ką turėsim šiandieną, bus pagrindas rankoms, nugarai ir stipriai, ir nugarai stiprioms rankoms. Čia dar kartelį įkvepiam, su iškvėpimu grįžtam atgal į priekį. Ir mes savo dešinę ranką vedam už nugaros, per viršų kairę ranką iš apačios ir pabandom pasiekti savo pirštus ir atveriam krūtinę. Krūtinė patogiai atsiveria, įkvepiam. Patogiai iškvepiam. Įkvepiam. Patogiai iškvepiam. Čia dar kartelį įkvėpk. Su iškvėpimu dešinioji ranka keliauja į apačią, kairioji į viršų, pasiemam savo pirštus, atveriam krūtinę. Lėtai patogiai įkvėpk. Patogiai iškvėpk. Ir kviečiu visos praktikos metu prisiminti šio ryto intenciją. Vis sugrįžti prie jos tada, kai nuklystam ir pastebim, jog nuklydom kur nors mintimis tolyn. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu vedam delnus žemyn, keliaujam į kelių delnų padėtį. Ir iš čia prajudinsim stuburą, kaip ir minėjau, stuburas yra pats mūsų pagrindas. Įkvepiam, atsiveriam, su iškvėpimu smakras link krūtinės užsiveriam. Įkvepiam, atsiveriam, iškvepiam, užsiveriam. Savo tempu kol kas iš lėto ir tuoj pradėsim greitinti. Ir čia pradedam greitinti savo judesį. Įkvėpimas, iškvėpimas greiti, intensyvus. Čia dar kartelį įkvepiam, atsiveriam ir su iškvėpimu keliaujam į šuniuko asaną. Mes leidžiam tik krūtinę žemyn, galvą žemyn ir rankas ištiesiam priekyje. Ir leidžiam savo galvą žemyn. Tai yra pati pirmoji širdies atverimo. Ne pirmoji šį rytą, bet viena tokia pagrindinių asanų, kuri padeda intensyviai ištempti krūtinę. Leidžia širdžiai atsiverti. Ir čia užmerk savo akis ir pajausk save šioje asanoje. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas atpalaiduojantis iškvėpimas. Lėtas patogus įkvėpimas. Su iškvėpimu mes kylam aukštyn į viršų, į kelių delnų padėtį ir iš čia prajudinsim riešus. Riešų praktika yra be galo svarbi, kadangi daug asanų atliekam ant rankų. Ir čia mes su įkvėpimu pradedam keliauti į priekį ir mes darysim ratą, mes sukam ratą, kad riešai pajaustų keliavimą į priekį ir mes turim pajausti savo riešus su iškvėpimu. Ratas. Įkvepiam. Priekį iškvepiam. Atgal. Sukam ratą. Ir į kitą pusę. Stiprus riešai yra pagrindas. Ir čia delnai patogiai, pilnai išgaivyti ant žemės paviršiaus. Niekur nekyla nuo žemės. Ir geriausia, kai yra delnai po pečiais visą laiką. Kai esam kelių delnų padėtyje, delnai po pečiais. Ir iš čia mes savo viršutinę delno dalį dedam ant kilimėlio. Ir iš čia dar šiek tiek palaikom savo delnus, nuleistus žemyn. Tai yra viršutinė
delno dalis keliauja ant kilimėlio, laikom. Ir čia įkvepiam, atsiveriam. Su iškvėpimu dedam delnus vėl atgal ant žemės ir keliam savo dešinę ranką aukštyn į viršų. Įkvepiam, atsiveriam. Lėtas patogus įkvėpimas. Su iškvėpimu mes savo dešinę koją, mes atsiveriam į savo dešinę pusę, dešinę koją tiesinam ir patogiai atsiveriam į savo dešinį šoną, dešinioji koja patiesinta. Ir čia, kas galit, keliaukit į šoninę lentą, mes keliam nuo žemės savo kairįjį kelį, tai liekam šoninėje lentoje. Kam yra sunku, kelis lieka ant žemės kairysis. Kas galit, kairioji koja pakelta. Dar porą kvėpavimų. Lėtas patogus įkvėpimas. Atpalaiduojantis iškvėpimas. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu keliam dar kartą į kelių delnų padėtį. Čia keliam savo kairę ranką aukštyn į viršų. Atsiveriam kairį šoną, laikom. Leidžiam krūtinį patogiai atsiverti. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Ir iš čia mes kairę savo koją statom atgal, atsiveriam į kairį šoną, kairioji koja išsitiesina. Ir iš čia mes arba pakeliam nuo žemės taip pat savo dešinę koją ir liekam šoninėje lentoje, arba liekam su nuleista koja. Svarbiausia, kad mūsų korpusas atsivertų į dešinę pusę, į kairę pusę. Lėtas patogus įkvėpimas. Su iškvėpimu keliaujam dar kartą į kelių delnų padėtį ir iš čia dar kartelį įkvepiam, atsiveriam, su iškvėpimu keliaujam į kobrą. Smakras, krūtinė ir išguldom pilvą. Taip visada keliaujam į kobrą. Ir čia rankos priglaustos prie šonų, pečiai atpalaiduoti, patogiai atsiveriam, įkvepiam. Ir čia prajudinsim savo stuburą. Kobra yra nuostabi asana tiem, kas turi nugaros skausmus ir aišku tiem, kas nori stiprinti nugarą. Čia dar kartelį įkvepiam, atsiveriam, su iškvėpimu leidžiam krūtinės smakrą žemyn ir vėl pakylam, įkvepiam, atsiveriam, atveriam savo krūtinę, su iškvėpimu leidžiam krūtinės smakrą žemyn ir vėl įkvepiam, atsiveriam, iškvepiam, užsiveriam. Įkvėpk, atsiverk. Su iškvėpimu leidžiam krūtinės smakrą žemyn. Dar porą kartų. Turim jausti savo patinę nugaros dalį. Ir iš čia dar kartelį atsiveriam į kobrą ir keliaujam į skėrį. Mes keliam nuo žemės savo abidvi kojas, pakeliam nuo žemės savo rankas, atveriam krūtinę. Ir laikom čia save. Rankos, krūtinė, pėdos, blauzdos pakeltos nuo žemės. Dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam savo krūtinę žemyn. Nuleidžiam savo kūną, leidžiam savo pasidaryti pagalvėlį iš rankų ir dar porą kvėpavimų čia skiriam. Ir čia išjausk šią akimirką savo stuburą. Kaip stuburas šyla. Pajausk energiją savo apatinėje nugaros dalyje. Ir su kitu įkvėpimu mes dar kartelį keliaujam į skėrį ir iš čia mes keliausim į dinaminį skėrį. Mes įkvepiam, atveriam krūtinę, keliam nuo žemės rankas kojas, su iškvėpimu leidžiam žemyn. Įkvepiam, kylam
Iškvepiam, leidžiamės. Kylam. Leidžiamės. Kylam. Leidžiamės. Kylam. Leidžiamės. Kylam. Leidžiamės. Dar 5 kartai. 5, 4, 3, 2 ir 1. Dar kartelį įkvepiam, atsiveriam į skėrį. Žinau, kad jaučiat savo apatinę nugaros dalį. Ir labai gerai įkvepiam. Su iškvėpimu dar kartelį pasidarom pagalvėlę iš rankų ir leidžiam stuburui atsipalaiduoti. Lėtas, patogus įkvėpimas. Lėtas, atpalaiduojantis iškvėpimas. Ir čia dar kartelį įkvepiam, kylam aukštyn į didžiąją kobrą. Mes pakeliam savo krūtinę aukštyn, ištiesinam savo rankas, rankos šiek tiek eina labiau šonų, skirtingose kilimėlio krašteliuose, krūtinė atsiveria, pečiai atpalaiduoti, augam iš viršugalvio aukštyn. Ir čia dar kartelį leisiu pajusti iš vidaus savo plakančią širdį. Lėtai patogiai įkvėpk. Patogiai iškvėpk. Lėtas, patogus įkvėpimas. Su iškvėpimu mes dar kartelį patraukiam save į kelių delnų padėtį ir keliaujam į žemai žiūrintį šunį. Ir čia pamindžikuojam savo kojomis. Pasivaikštom dar kartelį ir keliaujam į žemai žiūrintį šunį. Žemai žiūrinčiame šunyje delnai pilnai išbaidyti ant žemės, spaudžiam savo krūtinę žemyn, nugara patiesinta, kojos ištiesintos, uodegikaulis kyla aukštyn į viršų. Ir tiek, kiek pėdos nusileidžia ant žemės, tiek yra gerai. Čia mes dedam savo dešinį delną ant kairiosios blauzdos, tiek, kiek pavyksta pasiekti. Tiek yra gerai. Ir čia mes atsisukam, atsiveriam savo kairį šoną. Lėtas, patogus įkvėpimas, patogiai įkvėpk. Su iškvėpimu grįžtam delną atgal, dedam savo kairį delną ant dešiniosios blauzdos, sukamės dešinį šoną. Lėtas, patogus įkvėpimas. Su iškvėpimu delnas grįžta ant žemės, paspaudžiam save gilyn ir iš čia mes keliausim į delfino asaną. Mes leidžiam savo dilbius žemyn ir liekam delfino asanoje. Uodegikaulį mes spaudžiam aukštyn į viršų. Lėtas, patogus įkvėpimas. Jaučiam savo šylančias rankas. Ir iš čia išjaus, kaip visa energija nukeliauja į pečius, į rankas. Ir aš labai kviečiu, kad tos rankos, kurios generuos tiek daug energijos šį rytą, atliktų daug gražių darbų. Ir čia dar laikom įkvepiam. Ir su iškvėpimu mes pakeliam save į žemai žiūrintį šunį. Paspaudžiam save dar kartelį gilyn. Lėtas, patogus įkvėpimas. Su iškvėpimu mes dar kartelį leidžiam savo dilbius žemyn. Ir kvėpuojam. Lėtas, patogus įkvėpimas.
mintis, žodžiai virsta veiksmais. Ir būtent ta energija sukaupta rankose virsta veiksmais. Ir čia vėl keliam save aukštyn, žemai žiūrintį šunį, paspaudžiam savo uodegikaulį aukštyn į viršų, paspaudžiam krūtinę žemyn. Lėtai patogiai įkvepiam, keliam savo kairę koją aukštyn. Paspaudžiam savo kairę koją aukštyn, įkvepiam, su iškvėpimu kairysis kelias prie kairios alkūnės. Ir kai čia mes esame, paspaudžiam save labiau prieki ir keliam savo vėl koją aukštyn. Čia yra pagrindas stovėjimams ant rankų, ant galvos. Vėl dabar kairysis kelias prie dešinios alkūnės. Jei kas norit bent minimaliai pastovėti ant savo rankų, pakelti savo kūną, darykit čia esame. Keliam savo kairę pėdą aukštyn ir kairysis kelias prie krūtinės. Keliam aukštyn. Ir iš čia vedam savo kairę pėdą į priekį. Ir keliam į didįjį landžą. Kyla rankos aukštyn į viršų, įkvepiam. Ir su iškvėpimu vedam rankas atgal, suvedam savo delnus už nugaros, atveriam krūtinę. Čia dar kartelį įkvepiam. Tarpas tarp kojų platus, klubai nusvyra žemyn. Įkvepiam dar kartą. Su iškvėpimu mes leidžiam savo kūną žemyn, bet neužgriūnam ant savo šlaunies. Mūsų liemuo pakeltas nuo kojos, nuo šlaunies. Ir čia kylam aukštyn į viršų, kyla rankos aukštyn į viršų. Ir iš čia mes paspaudžiam save ant savo kairiosios kojos. Paspaudžiam ant savo kairiosios kojos ir pamėginsim trečią karį. Žvilgsnis keliauja į priekį ir čia mes pradedam kelti savo dešinę koją aukštyn ir nugarą leisti žemyn. Kad gautųsi T raidė. Ir rankos, pirmiausiai malda, kas patyrė, tai rankos į priekį. Ir čia pabandom bent minimaliai pabūti ant savo vienos kojos, pajausti pusiausvyrą. Ir iš čia mes atvedam savo dešinę koją į priekį. Kas norit, galite atpalaiduoti savo pėdą ir vėl pakelti dešinę pėdą aukštyn. Kas galit, būnam ant savo kairiosios kojos. Ir iš čia savo kairiąją ranką pasiėmam dešinę pėdą. Tai čia gali būti pirmasis iššūkis. Likti šioje padėtyje. Kas galit daugiau, bandom tiesinti savo dešinę koją. Ir kas gali dar daugiau, dešinę ranką vedam atgal ir žvilgsnis link dešiniosios rankos. 3 skirtingi lygiai. Pabandom pažaisti sunkesnėse asanose, taip kaip vaikai. Pažaidžiam sunkesnėse asanose, pasimėgaujam, leidžiam savo atsiverti į savo dešinį šoną. Svarbiausia pusiausvyra, svarbiausia žvilgsnis lieka ramus, kuo ramesnis protas, tuo geresnė pusiausvyra. Ir iš čia mes grįžtam atgal į priekį, pasiėmam savo dešinę koją, dešinę pėdą iš už nugaros, keliam koją aukštyn ir savo kairę ranką dedam į priekį. Dar laikom, įkvepiam. Su iškvėpimu savo pėdą dešinę vedam atgal, sukamės į antrąjį karį. Ir kairioji koja sulenkta. Iš viršaus mes matom savo didįjį kojos pirštą ir antrą pirštą. Tada žinom, kad kelias geroje padėtyje. Tarpas tarp kojų platus. Žvilgsnis pro kairės rankos pirštus tolyn. Atsiveriam, leidžiam krūtinį atsiverti. Ir iš čia
Atveriam savo delnus, keliam į taikų kalį. Dešinioji ranka link dešiniosios kojos, ištempiam kairį šoną. Ir iš čia keliaujam į ištemptą kampą. Tai vėl rodysiu nuo lengviausio iki sunkiausio lygio. Lengviausias lygis - dilbis virš kelio, žastas prie ausies. Ištempiam savo dešinį šoną, atveriam krūtinę, liekam. Ir žvilgsnis kyla ties delnu. Sunkesnis lygis - dedam kairį delną ant kaladėlės arba ant žemės. Ir atsiveriam lygiai taip pat. Jeigu sunku atsiverti, keliam ranką aukštyn. Sunkiausias lygis - tai pasiimti abidvi rankas iš už nugaros ir kelti savo žvilgsnį aukštyn, o tada, jeigu pavyksta, tiesinti koją. Tai pasirenkam, kaip yra šią akimirką geriausia jums ir atsiveriam. Duodam savo kūnui, savo krūtiniai patogaus atsiverimo. Svarbiausia, kad kelis liktų sulenktas. Netiesinam, nedaugiau. 90 laipsnių. Mano tikslas yra jūs išmokinti taisyklingų pagrindų. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu mes savo kairę ranką dedam ant savo kairiosios kojos, kairiosios blauzdos. Atsiveriam į trikampio asaną. Žvilgsnis kyla aukštyn į viršų. Utita trikonasana. Koja patogiai išsitempia. Petuką viršuje esantį dedam atgal. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Mes čia leidžiam savo delnus žemyn, keliaujam į tiesią liniją. Ir iš tiesios linijos visi kartu keliausim į aukštai žiūrintį šunį. Tai kobra žinot, bet aukštai žiūrintį šuo mes pernešam savo svorį link delnų link priekio ir su iškvėpimu bent minimaliai nusileidžiam iš rankų ir pakeliam save aukštyn. Blauzdos, šlaunis nesiliečia prie žemės. Čia dar kartelį įkvepiam su iškvėpimu žemai žiūrintį šuo. Paspaudėm save dar kartelį gilyn. Ir žemai žiūrintį šunį. Ir iš čia kyla dešinioji koja aukštyn į viršų. Leidžiam krūtinėje atsiverti. Ir iš čia dešinysis kelias prie dešinios alkūnės. Pernešam savo svorį į priekį. Kyla koja aukštyn į viršų. Dešinysis kelias prie kairios alkūnės. Pernešam svorį į priekį, keliam savo koją aukštyn. Dešinysis kelias prie krūtinės, keliam koją aukštyn ir vedam pėdą į priekį link delnų. Ir iš lėto pakeliam save į didelį landžą, kyla rankos aukštyn į viršų. Įkvepiam, surandam pusiausvyrą savyje, klubai nusvyra žemyn. Ir iš čia savo delnus suvedam atgal, už nugaros atveriam krūtinę. Lėtas patogus įkvėpimas. Laikom. Lėtas patogus iškvėpimas. Svarbiausia, neišsigąskit sunkesnių asanų. Tai, kas dabar yra sudėtinga, kažkada bus labai lengva. Duokit savo kūnui laiko. Ir iš čia mes pradedam vesti savo liemenį žemyn, savo kūną žemyn ir neužgriūnam. Laikom, petukai atpalaiduoti. Su įkvėpimu mes keliam save aukštyn į viršų. Įkvepiam. Paleidžiam savo rankas ir pernešam savo svorį ant dešiniosios kojos. Ir viena iš labai stiprių, gražių asanų tai yra trečias karys.
Tikslas yra pakelti savo koją aukštyn, leisti nugarą žemyn taip, kad gautųsi ta raidė. Ir rankos į maldą. Tie, kas yra labiau patyrę, rankos priekį. Ir bent minimaliai leiskit savo žaisti su asana. Pėda patempta, kairioji. Ir iš čia mes atvedam savo koją į priekį. Kam yra sudėtinga išbūti ant vienos kojos, nuleiskit pėdą, duokit kojai poilsio ir vėl pakelkit. Kas galit, būnam ant savo pėdas, pakelta koja. Dešinėje ranka pasiemam kairėje koją, tiesinam, arba laikom sulenktą, kairioji ranka už nugarą, žvilgsnis į kairį delną. Kam yra dar sudėtinga, sakau dar, nes tikrai nebus sudėtinga po to, laikom koją sulenktą, arba tiesinam tiek, kiek jinai išsitiesina. Ir tiek, kiek pavyksta atsisukti, tiek užtenka. Iš čia dar kartelį įkvepiam, atsisukam atgal. Ir iš čia mes vedam savo koją atgal į antrąjį kalį. Ir vėl antrasis kalys mes platinam tarpą tarp savo kojų, lenkiam dešinę koją per kelį, rankos į šalis. Viską aiškinu lėtai, kad turėtumėt pagrindus, nes labai daug žmonių daro asanas netaisyklingai ir niekas neprižiūri ir gaunasi traumos arba jaučiasi, kad tiesiog nepadeda, nejaučiat poveikio. Tai mano tikslas, kad padarytumėt asanas taisyklingai. Ir iš čia atveriam savo delnus, keliaujam į taikų kalį. Ištempiam savo dešinį šoną. Ištempiam, laikom. Ir iš čia keliaujam į ištemptą kampą. Tai vėlgi pasirenkam savo tinkamą lygį arba tilpis virš kelio, žastas prie ausies ar kaip žastas prie ausies, atpalaiduojam savo petį, viršuje esantį, atveriam krūtinę arba keliaujam gilyn. Ir čia pasirenkam savo tinkamą lygį. Eikit į praktiką nusimetus ego, tada bus daug lengviau ir daug daugiau atsižvelgsite į kūną, kaip jis gali šią akimirką ir ko jam reikia šią akimirką. Čia dar porą kvėpavimų, svarbiausia, duokit savo patogaus atsiverimo, leiskit širdžiai atsiverti. Dar kartelį įkvepiam ir su iškvėpimu mes tiesinam savo dešinę koją, keliaujam į trikampio asaną, žvilgsnis į viršų ir koją patiesiname. Kairioji pėda žiūri į kilimėlio vidurį, dešinioji pilnai pasukta į priekį. Pilnai leidžiam savo atsiverti, viršuje esantį petį vedam atgal. Ir leisam vėl vidiniu žvilgsniu nusikelti ties kvėpavimu. Lėtas patogus įkvėpimas. Atpalaiduojantis iškvėpimas. Čia dar kartelį įkvėpk. Su iškvėpimu mes leidžiam savo delnus žemyn, keliaujam ties linija. Sėdmenys įtempti, pilvo presas įtemptas. Stumiam delnus tolyn nuo savęs. Ir į aukštai žiūrintį šunį mes leidžiame žemyn, pakeliam save aukštai žiūrintį šunį, augam iš viršugalvio aukštyn. Ir iš čia žemai žiūrintį šuo. Nuleidžiam patogiai savo pėdas ir dabar pėdą po pėdos pradedam keliauti link savo delnų. Ir keliausim į pusmėnulio asanas. Tai pusmėnulio asana padės dar labiau atsiverti. Ir čia mes pirmiausia galim dėti delną ant kaladėlės. Jeigu turit delną, galim dėti ant kaladėlės. Kas patyrė, keliaukit į pusmėnulį. Ir iš čia mes pakeliam nuo žemės savo dešinę koją.
Pradedam kelti savo dešinę ranką ir sukam klubus, sukam krūtinę į dešinį šoną. Ir ranka pakyla aukštyn, koja tiek, kiek pakyla, taip pat pakyla aukštyn. Ir kas svarbiausia, dešinioji pėda patempta. Ir čia pažaiskit su asana. Iš pat pradžių gali būti sudėtinga ir atrodyti, kaip čia išbūti tame pusmėnulyje, bet asana stipri, bet labai padedanti atsiverti ir stiprinanti visą kūną. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiamės žemyn, padahastasana, prisitraukiam prie ištiestų savo kojų. Kaip ir minėjau, vienos asanos lengvesnės, kitos sunkesnės, neišsigąskit sunkios asanos. Kaip vaikai, leidžiam savo žaisti su asana, leidžiam savo ją pamėgti, leidžiam savo būti ir mėgautis. Ir tą patį atliksim su kita koja, mes pernešam savo svorį ant dešiniosios kojos, dedam delną arba ant kaladėlės, arba ant žemės ir keliam nuo žemės, pradedam kelti savo kairėje koją ir kairėje ranką. Keliam aukštyn, pėdą kairėje patempiam, tiesinam savo dešinę koją. Ir ranka kyla aukštyn, žvilgsnis kyla aukštyn. Su laiku tik gerės asana, bet duokit savo laiko. Dar kartelį įkvepiam. Ir žaidžiam su asana, taip kaip vaikai mokosi vaikščioti, daugybę kartų krenta ant žemės, kol išmoksta. Ir čia leidžiam savo pėdą žemyn, prisitraukiam prie ištiestų savo kojų. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam savo sėdmenį žemyn. Patiesinam savo kojas, keliaujam į dandasaną. Lėtas patogus įkvėpimas. Žvilgsnis į priekį, pečiai atpalaiduoti, rankos priglaustos prie žemės, nugara tiesi, augam iš viršugalvių aukštyn. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu sukryžiuojam savo kojas, uždedam savo delnus ant savo širdies ploto, ant savo širdies. Ir čia sugrįžk į tylą, sugrįžk į ramybę ir savo kvėpavimą. Leisk iškvėpimui sulėtėti. Pailgėti. Iškvėpimas ilgesnis negu įkvėpimas. Lėtai, patogiai įkvėpk. Lėtai, patogiai iškvėpk. Leis savo išjausti pirmiausia save šioje akimirkoje, kaip jautiesi. Pajaus savo plakančią širdį. Ir savo rankose, savo kūne sugeneruotą energiją nusiųsk savo širdžiai. Leisiu tarsi susilieti su širdies plakimu. Ir iš čia dar kartelį įkvėpk, kelk rankas aukštyn į viršų, įkvepiam. Su iškvėpimu rankos į maldą. Ir pirmiausia, padėkok sau už skirtą laiką sau. Padėkok sau šią praktiką, kad atsikėlei, kad skyrei laiką savo kūnui. Padėkok savo kūnui, savo plakančiai širdžiai. Padėkok už dar vieną naują rytą, dar vieną naują mažą pradžią. Padėkok už mylimus žmones.
Ir palydėk save į dieną su komplimentu sau. Lai meilė, lai dėkingumas auga, plečiasi ir sklinda. Gerumu dalintis gerą, bet leiskit gerumui augti. Aš dėkoju visiems už praktiką. Ačiū, kad esat. Linkiu gražios dienos, kupinos meilės. Namaste. Ačiū visiems. Ir būtent labai lauksiu jūsų rytoj. Parašysiu į grupę kada. Ir kalbant dar apie širdį, tai linkiu dažniau klausyti širdies, kadangi širdis yra ta baimė, mūsų protas, mintis dažnai yra vedami baimės ir kai reikia priimti sprendimus gyvenime, jeigu pradedam klausyti savo protą, tai jis dažnai gali vesti iš baimės. Tai būtent širdies atvėrimo praktikos mes labai skatiname sugrįžti prie savo širdies balso. Bet tai galim padaryti tada, kada protas yra ramus. Ir širdis vedama iš meilės gali priimti geriausius sprendimus, neaklos meilės, tyros, tikros. Ir kviečiu dažniau įsiklausyti į savo širdies balsą, nes jis nemeluoja. Jis yra tikras siela, širdis yra baimė. Tai klausykim širdies. Keliaukim į dieną ir mėgaukimės ją. Būkit sveiki. Ačiū visiems. Ačiū visiems. Iki.